Labas vakaras visiems, susirinkusiems į tūkstantmečio mokyklo projekto kultūrinio ugdymo programos Ką slepi spalvingi muzikos labirintai baigiamąjį renginį. Visai netrukus jums pristatysime miuziklą Mėlyna sraigė, bet prieš tai trumpai norėtume pasidalinti tuo, kaip mums sekėsi, ką nuveikėme, kokias kompetencijas įgyjame dalyvaudami šiame projekte. Aš labai džiaugiuosi, kad šios programos įgyvendinimui buvo pasirinkta mūsų antroji D klasė. Tai jau tikrai buvo be galo smagu ir įdomu keliauti spalvingais muzikos labirintais. Kiek visko naujo sužinojame netradicinėse pamokose, edukacinėse veiklose, kūrybinėse laboratorijose. Manau, turėtume visiems trumpai papasakoti, kągi mes patyrėme tuose muzikos labirintuose. Sutinku su tavimi. Ar jūs norėtumėte išgirsti? Tūkstantmečio mokyklų programos dėka gimnazijos vidinėme kiemelėje buvo įrengta lauko muzikos instrumentų klasė. Dabar pertraukų metu ten dažnai muzikuoja mokiniai. O ar pameni, kai prieš porą metų atrodė muzikos kabinetas, o repeticijų kambarys? Prieš porą metų mes čia dar nesimokėme, tačiau po remonto ir muzikos kabinetas, ir muzikos studija atrodo puikiai. Mokiniai labai džiaugiasi pokyčiais ir noriai užsuka pamuzikuoti. Vos tik parsivežėme naujus instrumentus muzikos studijai, mus aplankė mūsų kaiminystėje esančios Adolfo Jucio progimnazijos Saulės skyriaus mokinukai. Tik pažvelkit, kokios emocijos liejasi muzikuojant ukulėlėmis, spalvotomis lazdomis, būgneliais. O ar pameni pačią pirmą paskaitą, kurią vedė gimnazijos sveikatos specialistė ir psichologė? Muzikos ir menų įtaka mūsų fiziniai, psichiniai ir emociniai sveikatai? Taip, man labai patiko. Iki tol nelabai žinojau, kad pasirinkus tam tikrą kūrinį, galiu lengviau suvaldyti stresą, išvengti galvos skausmo. Net muzikiniai receptai buvo pateikti. Ar išbandei juos? O taip, ir žinok, veikia. O man labiausiai patiko gongų terapijos užsiėmimai. Išmokau atsipalaiduoti ir nusiraminti. Būtų smagu dar kartą tai išbandyti. Taip pat mūsų aplankė Saulės broliai, tai yra Saulius ir Donatas Petreikiai. Tiek įvairių instrumentų dar nebuvau mačiusi. Šiais metais mūsų gimnazijoje skambėjo klasikinės muzikos skambučiai. Iš pradžių tai buvo labai neįprasta, daug kas bambėjo. Tačiau muzikos mokytojai pavyko įtikinti, kad turėtume giliau įsiklausyti į nuostabius, ne veltui klasika tapusius kūrinius. Ar jau radai savo mėgstamus kūrinius? Man labiausiai patiko Šopeno ir Bethoveno muzika. O tau? O man labiausiai patiko Edvardo Grygo. O pameni tas pamokas, kurias vedė matematikos, fizikos, biologijos, muzikos mokytojai bei sveikatos specialistė. Garsų ir triukšmo santykis. Dar ir dabar pamenu tą eksperimentą, kuriuo metu matavome garsų stipri braižymę sinusoidas. Ritmas – muzikos pagrindas. Tikriausiai visi su tuo sutinkame. Šią temą vyko labai įdomios integruotos pamokos, kamuolių perkusija, kūno kultūros ir muzikos pamokos. Repo techniką išbandėme per integruotas muzikos ir anglų kalbos, bei muzikos ir lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Yra sakoma, kad balsas – unikaliausias muzikos instrumentas, kurį turime visi. Šią tiesą mums padėjo atskleisti Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos mokytojai Lina Balbošiovienė, Artūras Urniežius ir Juventas Radzys. O su menininkė, dainininkė, bliuzo muzikos atlikėja Viktorija Rei išbandėme dainų kūrimą žemaitiškai, bliuzo stiliumi. Ir mums tai be galo patiko. Sena tiesa byloja, jog tik žinodamas savo tėvų šaknis, dainuodamas savo tėvų kalbą, išliks įdomus pasauliui. Rinkome pasakas ir padavimus apie Plungės kraštą, mįsles, skaičiuotės ir erzinimus žemaitiškai. Visą tai įrašėme, mokėmės redaguoti garsų įrašus, formuoti QR kodus. Dar teks padirbėti, nes ne viską suspėjame. Ar žinojai, kad Plungės parko takeliais kažkada vaikščiojo pats Mikalojus Konstantinas Čiurlionis? Tikrai taip. Juk Čiurlionis buvo genialus ir nepakartojamas kompozitorius bei dailininkas.
Man labai įsimintina buvo pabuvoti Čiurlionio paveiksluose. Pasaulio sutvėrimas 3D formatu. Pamenate, kokią labai įdomią kūrybinę edukaciją Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir aš vedė Plungės Mykolo Oginskio dailės muziejaus edukatorė Aleksandra. Dirbtinis intelektas kuria paveikslus Čiurlionio stiliumi. Po to vyko integruotos dailės ir muzikos pamokos. Muzika ir spalvos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio įkvėpti. Taip pat vyko integruota lietuvių kalbos, literatūros ir muzikos pamoka, muzika ir poezija. Pasivaikščiojimas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos takais. Muzikos išsaugojimo galimybės, garso takelio kūrimas. Tikra kūrybinė laboratorija virė, kada mokėmės apie muzikos įrašų istoriją, muzikos atkūrimo ir išsaugojimo galimybės. Mokėmės dirbti su muzikos kūrimo programomis. Muzikos labirintai sėkmingai įveikti. Na ir atėjo tas laikas finaliniam projekto akcentui. Jau visai netrukus išvysite miuziklą Mėlyna sraigė. Scenoje pasirodys ne tik Saulės gimnazijos STUM projekte, ką slepia spalvingi muzikos labirintai, dalyvaujantis mokiniai ir mokytojai, bet ir mūsų draugai bei partneriai. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos vokalinės grupės Drugys ir Mažasis Drugys, vadovė Lina Balbošiovienė. Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos jaunučių chorai, vadovės Kornelija Jurkevičė ir Jolanta Rišutienė. Plungės Yamaha mokyklos mažieji mokinukai su mamomis ir mokytoja Lolita Gapšienė. Šiandien pas mus svečiuojasi miuziklo autorė, kompozitorė Inga Šadaikienė, kurią kartu su mūsų mokiniais netrukus išvysite scenoje. Ar jūs jau pasiruošę? Prasideda pasaka. Šilelio vakar.
šilelyje išaušo nauja diena. Mėlyna sraigė lėtai iškišo ragelius iš namelio ir apsidairė. Visi buvo užsiėmę savo reikalais. Gražuolė Boružė prieš veidrodį skaičiavo savo taškelius ir tikrino, ar gerai išlyginti sparneliai. Kurmiai susirūpinę ruošėsi susitikimui, verslo kurmių suėjimui. Žaliasis žiogas įkyriai čirpino smuiku, bandydamas be klaidų pagriežti naują melodiją. Darbštuolės bitės nekantriai laukė, kol saulė nudžiovins pievą, kad galėtų rinkti gėlių nektarą į savo kibirėlius. Žydrasis laumžirgis skraidė virš vandens ir veidrodinėme ežero paviršiuje grožėjosi pats savimi. Voras romantiškai audė savo tinklą, kuris kuo toliau, tuo labiau panašėjo į sūpynes. Nenuoramos skruzdės greitai bėgiojo aplink skruzdėlyną, rinkdamos šapelius ir tvarkydamos takelius. O dryžuota kamanė žiūrėjo į savo atspindį rasos lašelyje ir žemu balsu raudojo, nes jautėsi labai stora. Mėlyna sraigė neturėjo jokių reikalų. Ji buvo labai lėta, todėl ir jos laikas linko labai lėtai. Sraigė niekur neskubėjo, ramiai įkvėpė gaivaus ryto oro. Jis buvo vėsus, kvepiantis mišku ir maloniai kuteno nosytę. Sraigė sulaikė kvėpavimą, kad galėtų ilgiau pasimėgauti gaiviu ryto oru, užuodžiamų samanų, lapų ir žolynų kvapu. Iškvepiamas oras jau buvo sušilęs ir maloniai glostė jos nosytės vidų. Mėlyna sraigė dar kartą giliai įkvėpė, iškvėpė, įkvėpė, iškvėpė, įkvėpė.
bidi. Ar girdėjai šią naujieną? Laišką aš gavau šiandieną. Mūsų šilelyje bėda, ruošias miško brigada, padaryti šilelį plynę. Kaip baisu, ar ne, kaimynė? Ar visi taškeliai vietoj, kur nereikia nesimėto? Ar išlyginti sparneliai, ar suvarstyti bateliai? Kur blakstienų šepetėlės? Oi, kuodelis susivėlęs? Kur blakstienų šepetėlės? Oi, kuodelis susivėlęs? Kur blakstienų šepetėlės? Oi, kuodelis susivėlęs? Veidrodėlį pasakyki, kas gražiausia, kas gražiausia? Veidrodėlį pasakyki, aš gražiausia bražytė. Veidrodėlį pasakyki, kas gražiausia, kas gražiausia. Veidrodėlį pasakyki, tu gražiausia boružytė. Aš gražiausia boružytė? Tu gražiausia boružytė. Ar plaukeliai sušukuoti, ar nageliai nulakuoti, spindi akiniai nuo saulės, man po kojomis pasaulis. Veidrodėlį pasakyki, kas gražiausia, kas gražiausia. Veidrodėlį pasakyki, aš gražiausia boružytė. Veidrodėlį pasakyki, kas gražiausia, kas gražiausia. Veidrodėlį pasakyki, tu gražiausia boružytė. Aš gražiausia boružytė? Tu gražiausia boružytė. Aš gražiausia boružytė. Mūsų šilelyje bėda, ar girdėjai? Netrukdyk dabar, kaimynė, man nerūpi tavo plynė. Mėlynas raigė labai nuliūdo. Ji nesitikėjo, kad boružiai labiau rūpės jos išvaizda, o ne miško išsaugojimas. Susirūpinusi, ji nuskubėjo pas kaimynus, pas kurmius. Šiandien laukia reikalai, grįšimės labai vėlai, po pietų susirinkimas. Verslo kurmių suėjimas. Šiandien laukia reikalai, grįšit jūs labai vėlai, po pietų susirinkimas, verslo kurmių suėjimas. Pamatuosim, paskaičiuosim, daug urvų mes suplanuosim, čia nukasim, čia užkasim, naują išėjimą rasim. Jūsgi matote, kaimynai, dirbam mes be išeiginių. Jūsgi matote, kaimynai, dirbam mes be išeiginių. Oi, tai matome, kaimynai, dirbat jūs be išeiginių. Oi, tai matome, kaimynai, dirbat jūs be išeiginių. Kaimynai, ar girdėjote naujieną? Laišką aš gavau šiandieną. Mūsų šilelyje bėda, ruošias miško brigada, padaryti šilelį plynę. Kaip baisu, ane, kaimynai? Netrukdyk dabar, kaimynė. Mums nerūpi tavo plynė. Nerūpi plynė? Mėlynas raigė bejėgiškai skėstelėjo rankomis ir pradėjo dairytis, kur dar galėtų kreiptis. Išgirdusi muziką, ji nuskubėjo pas žaliąjį žiogą, kuris čirpino savo smuikelį.
nakties serenada, žaliu smuikeliu tarp žolių. Žinau, kad kaimynai jau miega, o aš vis užmigt negaliu. Myto įsimylę, skambės rami daina. Myto įsimylę, nakties serenada. Myto įsimylę, skambės rami daina. Myto įsimylę, nakties serenada. Pagrosiu melodiją tyliai, nežadinsiu lauko gėlių. Mėnulis šypsosis nebyliai ir žvaigždės siūbuos rageliu. Myto įsimylę, skambės rami daina. Myto įsimylę, nakties serenada. Myto įsimylę, skambės rami daina. Myto įsimylę, nakties serenada. Ar girdėjai šią naujieną? Laišką aš gavau šiandieną. Mūsų šilelėje bėda. Ruošis miško brigada padaryti šilelį plynę. Kaip baisu, ar ne, kaimynė? Oi, kaimynė, man nerūpi tavo plynė, aš geriau eisiu groti. Tau nerūpi. Mėlynas raigė darėsi vis liūdnesnė ir liūdnesnė. Jos nebedžiugino nei dangumi plaukiantis debesėliai, nei nokstančios mėlynės. Staiga jai šovė į galvą mintis. Darbštuolės skruzdėlės. Joms labai svarbu išsaugoti mišką, savo mišką. Ei, šiandien, sušuko jis, skruzdėlytės. Skruzdėlytės. Oi, kiek jūsų daug.
skruzdėlytės, ar galit kas nors manęs paklausyti, skruzdėlytės? Oi, skruzdėlytės. Mėlyna sraigė suprato, kad skruzdėlės jai nepadės. Jai plyšo širdis, nes ji matė, kad laiko liko labai nedaug. Kur dar kreiptis? Gal į kaimyną vorą? Juk mėlynių šilelio voras netoks kaip kiti vorai. Jis jautrus, romantiškas ir kūrybiškas. Tikrai kažką sugalvos. Kodėl visi galvoja, kad vorai blogi, pagauna musę, jeigu ji neatsargi, kad jie plaukuoti, kad labai pikti, siaubingai gąsdina ant kelio sutikti. Kodėl visi galvoja, kad vorai blogi, pagauna musę, jeigu ji neatsargi, kad jie plaukuoti, kad labai pikti, siaubingai gąsdina ant kelio sutikti. O aš toks mielas, toks dailus, supynęs audžiu netinklus, galiu pasuboružę ar kamanę. Tik nedraskykite tinklus su manęm. Tik nedraskykite tinklų, nuausti jos labai keblu. 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 Tik nedraskykite tinklų, nuausti jos labai. Ar girdėjai šią naujieną? Kokią? Laišką aš gavau šiandieną, mūsų šilelyje bėda. Ruošės miško brigada padaryti šilelį plynę. Nu kaip baisu, ar ne, kaimynė? Netrukdyk dabar, kaimynė, man nerūpi tavo plynė. Mėlyna sraigė nusprendė nepasiduoti. Juk turi būti dar kažkas, kam tikrai rūpi mėlynių šilelio likimas. Kaip tik šią akimirką ji užuodė saldų, viliojantį medaus kvapą. Bitės! Štai kas padės išgelbėti mišką. Mėlyna sraigė uostė orą, norėdama pajusti, iš kur sklinda gardus kvapas. Saulė pieva, kai virna, gėlės
užmirštuolių ir žibučių, mėlyno medaus atneš bitutės. Iš neužmirštuolių ir žibučių, mėlyno medaus atneš bitutės. Iš neužmirštuolių ir žibučios, mėlyno medaus atneš bitutės. Iš neužmirštuolių ir žibučios, mėlyno medaus atneš Bitutės, kaimynės, ar girdėjote naujieną? Laišką aš gavau šiandieną. Mūsų šilelyje bėda. Ruošias miško brigada padaryti šilelį plynę. Kai baisu, ar ne, kaimynės? Nebaisu? Taigi baisu, nebaisu? Neilgai trukus į šilelį atskrido mėlynasis laumžirgis. Jis beviltiškai troško meilės ir grožėsi tik savimi, todėl net nesiklausė, ką sraigė norėjo jam pasakyti. Blizga saulėje sparnai, pažiūrėkit, aš skrendu, kiek dairausi iš aukštai, savo laumės nerandu. Noriu aš karštai pamilt, savo širdį atiduot. Gal reikės aukščiau pakilt ir drąsiau sparnais mojuot. Aš gražuolis vandenų, lyg į žemėje aš skrendu. Aš gražuolis vandenų, lyg į žemėje aš skrendu. Jis gražuolis vandenų, mes pavydim jam sparnų. Jis gražuolis vandenų, mes pavydim jam sparnų. Mano siela nerami, nori skrieti vis tolyn, kurgi laumė tu mana, veržiasi širdis aukštyn. Na tai kas, kad aš trapus, jų nuneš tvirti sparnai, juk priklauso mums dangus, jį paskyrė mums dangus. Aš gražuolis vandenų, lyg į žemėje aš skrendu. Aš gražuolis vandenų, lyg į žemėje aš skrendu. Jis gražuolis vandenų, mes pavydim jam sparnų. Jis gražuolis vandenų, mes pavydim jam sparnų. Laumžirgis taip pat nuskrido nieko neišgirdęs, o mėlynai sraigiai beliko viena kaimynė, kamanė. Tik ji buvo taip susirūpinusi savo svoriu, kad jai daugiau niekas nerūpėjo.
skruzdėlė, norėčiau būti. Reikėtų sulieknėti nors truputį. Liekna kaip skruzdėlė, norėčiau būti. Reikėtų sulieknėti nors truputį. Ir kanto šitas vargas. Ne vargas. Ir to sunkus kamalė tavo darbas. Išrinkti svorio nuo savęs numesi. Tai kibiro medaus tu nepaneši. Panešiu. Ir kanto šitas vargas. Ir to sunkus kamalė tavo darbas. Išrinkti svorio nuo savęs numesi. Tai kibiro medaus tu nepaneši. Likščio kamanė tai pavydžiai žiūri. Į vasarą kokį liemenį ji turi. Ir vis galvoju, reikia iš pat ryto pradėti dietos būtinai laikytis. Ir vis galvoju, reikia iš pat ryto pradėti dietos būtinai laikytis. Ir kanto šitas vargas. Ir to sunkus kamalė tavo darbas. Išrinkti svorio nuo savęs numesi. Tai kibiro medaus tu nepaneši. Ir kanto šitas vargas. Ir to sunkus kamalė tavo darbas. Išrinkti svorio nuo savęs numesi. Tai kibiro medaus tu nepaneši. Tai kibiro medaus tu nepaneši. Tikrai panešiu. Kibiro medaus tu nepaneši. O ir panešiu. Visus kibirus surinksiu, viską panešiu. Kamanė. Viskas. Mūsų šilelėje bėda, kaimynė, bėda. Netrukdyk dabar, kaimynė. Man nerūpi ta tavo plynė. Ir kamanė, atsakė mėlynai sraigiai lygiai taip pat, kaip ir visi kiti. Mėlyna sraigė apsiverkė ir sulindo į savo namelį. Tuo metu šilelėje pasigirdo didelis triukšmas. Kaip kirtėjus išvaryti. Medžių jiems netiduosim. Jei prireiks, rimtai kovosim. Mesim reikalus visus. Kol saugus vėl miškas bus. Aš žinau, savo grožiu juos sužavėsiu ir iš miško išviliosiu, jie neatsispirs mano kerams. Aš jums sumokėsiu, tikrai galėsiu. O mes už medžius daugiau gausim. Aš jums pagrosiu tokią melodiją, kad jūs neiškentę pabėgsite. Aš jūs nuskraidinsiu į tolimą ir šiltą šalį, kurioje jūs norėsite likti. Skris, pats negrįž. Girdėsim čia gerai. Tuoj grės mums pinigai. Mes su bitėm jūs sugelsim. Tokio skausmo nepakelsim.
Apraizgysiu jūs tinklom, tai ištrūkti bus keblu. Mano tinklas! Stop, 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 stop. Stabtelkit visi. Ar nemylite šilelio? Ar nevalgote uogelių? Ar nelaižote medaus saldučio? Ar neatvedat pas mus vaikučių? Šis šilelis mums ir jums namai. Gyvenkime be pjūklo gaudesio čaižaus. Aš sraigė, žinau. Kartu mes galim išgelbėti šį mišką žalę. Tik vienybėje glūdi miško dvasia. Kartu mes viską galim.